Šį kartą trumpai norėčiau palyginti privatų verslą ir jo elgesį su savo klientais, bei valdžios vykdomą American business su savo Lietuvos žmonėmis. Tarkim, kaip pavyzdį paimkime interneto paslaugas. Jeigu bent vieną įmoką pavėluojate sumokėti, jums ateina priminimas, įspėjimas, kad taip, mielas klientė, prašom atsiskaityti. Jeigu dar kartą pavėluojate, jums sustabdoma paslauga, tol kol neapmokėsite, jinai nebus atnaujinta. Berods sąžininga. Tas pats liestų, sakykime, draudimą kokį nors automobilio, ar ne? Pavėluojate sumokėti įmoką, draudimas sustabdomas ir kol nesumokėsite, tai nebus atnaujinamas. Viskas tvarkoja, ar ne? Valdžios institucijos visai kitas reikalas. Sodra, mokesčių inspekcija. Schema ta pati. Nesvarbu, kad ten pas mane, pavyzdžiui, yra nustatyti automatiniai mokėjimai. Ne, tam tikra suma, kas mėnesį bankas perveda tiek sodrai, tiek mokesčių inspekcijai, ten PSD, VSD, ten visokiausi gyventojų pajamų mokesčiai. Bet aš geras viešintojas, ar ne? Aš moku ieškoti informaciją, moku ją pateikti, moku sutrumpinti. Galiu, esant galimybei, kai yra, sakykime, koks lišnas pinigėlis, pats mažiau pavalgyti, bet nuvažiuoti ten kažkokiai šeimai padėti, ten su vaikų teisėm pabendrauti, santykius sutvarkyti. Matėt, manau, mano veiklą, ar ne? Zoologijos sodus, kiek pinigų investavau, kad iš Ukrainos išvežtų, kad gyvūnėliai nežūtų per karą. Bet pati buhalterija, nes skaičiai, visų pirma, aš nespėjau sekti visų įstatymų jau, o buhalteriją aš apskritai stengiuosi vengti. Netgi kai mitingai organizuojame, kai ten reikia parinkti pinigus, aš kuo toliau nuo pinigų. Organizacija, viešinimas, prašau, aš užsiimsiu, bet pinigai ne mano arkliukas. Kuo mažiau popierizmų, žodžiu. Na ir kągi, sodra ir mokesčių inspekcija informuoja tik dabar, kad už 21 ar ten 20 metus yra pasikeitimai ir jūsų įmokų nepakako, skolos susikaupė, sodrai beveik 2000, mokesčių inspekcijoje beveik 3000. Tiek viena, tiek kita institucija pasiūlė man variantus. Supranta, kad aš 5000 dabar taip, ir neturiu iš kur ištraukti, ar ne? Nes, kaip ir situacija ne pati geriausia. Ir jie man siūlo variantus. Paskaičiuosime jums, kad jūs dalimis susimokėtumėte, po kiek jūs pajėgsite į mėnesį. Aš jums informuoju, kad, sakykime, tam tikrą sumą galima. Viskas tvarkoja, aš pasiskaičiuoju, kad jau tvarkoju ten per porą metų, su vienais atsiskaitysiu per 3 metus, su kitais viskas gerai, kaip ir pajėgsiu. Deja, tik tai teks pristabdyti visuomeninę veiklą arba pagalbą kitiems žmonėms. Kadangi save jau reikia gelbėti. Ateina paskaičiavimai. Pasirodo, jie dar paskaičiuodami, tą sumą, kurią aš pasakiau, kad aš galėčiau, dar delspinigius uždeda ir tokius riebius. Ir suma jau tampa ta, kurią aš į mėnesį nebepajėgsiu. Aš jau pasirašiau, jau viskas. Ir dabar man ateina priminimas, pranešimas, kad štaip ir taip žadame nutraukti tą sutartį, kurią pasirašėme, kadangi jūs tam nedamokate kažkiek tai. Aš negaliu. Jūsų delspinigiai per dideli. Aš jau jų nebepatraukiau. Žodžiu, štai toks yra skirtumas tarp privataus ir sąžiningo verslo ir valdžios vykdomo business. Labai tikiuosi, kad mažai žmonių papuolate šitas pinklės, tačiau rekomenduoju, atsidarykite sodros paskyras, atsidarykite valstybinę mokesčių inspekciją, pasitikrinkite, kaip pasikeitė mokesčiai prieš tos keletą metų, nes jie primena 3 ar 4 metus atgal, kada yra pasikeitimai ir pasako tik tada, kada jau gali ateiti antstoliai ir atimti tavo automobilį ar kitą turtą. Jeigu iš manęs atimtų automobilį, aš likčiau be pragyvenimo šaltinio. Čia aš esu, neva, pagalba visiems, kam tik galiu, kada tik galiu. Į mane visi kreipiasi. Ne tik į mane, bet į mane kreipiasi dažniausiai pagalbos arba pasiguosti. O dabar man pačiam jau reikia pagalbos. Tik aš nesikreipiu. Aš tiesiog greičiausiai būsiu priverstas nutraukti visuomeninę veiklą. Jeigu manęs neužtildė per gąsdinimus ir grasinimus, tai štai ekonomiškai, ko gero, jie priartėjo prie savo tikslo. Man teks tiesiog visą savo laiką skirti dabar, kad atstatyti savo finansinę situaciją. Taigi, jeigu dingsiu iš eterio, labai prašau nepykti ir suprasti. Padedu tada, kada galiu, tiek, kiek galiu. O dabar pagalbos reikia man.